Dar viena graži diena Madride. Ko tu žvengi? Ką iš manęs? Einame dabar į Prado muziejų. Po to ten aplinkui vaikščiosim dar kokius 4 lankytinus objektus ir panašu, kad su Madridu bus jau tiek žinių užbaigta. Šiaip bendrai vertam po vakar dienos, kad visai fainas čia miestas tikrai. Fainas, gražus, yra ką pažiūrėti. Tik nežinau, ką žmonės dar jeigu savaitę čia atvažiuoja. Tikėtina. Šiaip tai šalta, 11 laipsnių. Tai Evelinai rekomendavau apsirengti kaip įmanoma. Melagis! Reikia rengti suknelę ir eiti va taip nuogom kojytę. Taip, nes reikia grūdintis. Mes lietuviai. Tai šiaip nėra šalta. Ant saulės viskas gerai. Ir turi sušilti iki ten tų 16 laipsnių. Tai dar reikia palauk, kantrybės. Jo, kantrybės, taip sakant. Jo. Išlindam su metro prie Ispanijos banko pastato. Čia taip pat yra ir labai daug meno muziejų ir keliausime link Prado muziejaus. Šitų tolimų kelių žmonių labai nemažai. Čia yra įėjimas į Prado muziejų, o čia matote eilę. Mes turime bilietus, aišku, nusipirkę iš anksto su konkrečia valanda, kad 12:15, dabar yra 12:10 ir kaip matot, galas yra toli. Bet nuėjom paklausti, ar mes galim jau eiti. Nu, be eilės, kaip ir parašyta. Sakė, don't worry. Čia ne problema, kad pavėluosite į laiką, kuris nurodytas ant bilieto. Tai stokit į eilę ir laukit. Tai žodžiu, šiknonė čia su tokiu servisu savo. Ką darysi, stovėsim ir lauksim. Per atsoko neišmėsim dabar. Don't worry, aš sakiau, kad valandos tai kaip valandos, bet eilė yra problema. Pralaukiam. Eilutė nemaža, bet eina pakankamai greitai. 30 minučių. Jau to eisim į vidų. Vidui filmuoti negalima, tai sutiksim jau po muziejaus aplankymo su įspūdžiais. Ar verta vadyti ar ne? Baigiam pasirodymą jau Prado muziejui. Visai neblogai. Iš karto, kol nenuėjom, patarimas, vat, jeigu taikysit į popietinę apie 3 valandą, tai jokių eilių, nieko iš viso nėra. Eini ir praeini, o čia mes matyt papuolėm kažkokios piko pačio rytinio, kai daug žmonių. Mes buvom 12, dabar 3, tai iš tikrųjų užtrukom gana nemažai eiliai, bet porą valandų, manau, užtrukom pačiam muziejui. Ar patiko jums? Taip, man patiko. Aš rekomenduoju. Aišku, vat įsivertinkit laiką, bet šiaip rekomenduoju. Jo, ir sakyčiau, dar toks patarimas, pasidarykit namų darbus, yra žemėlapis website jų. Chaotiškai labai tie jų kambariai padaryti, nėra nuorodų, kur eiti, kur kas po ko. Tai jeigu susibraižysit liniją, bus lengviau vaikščiot, kad viską pamatyti. Ir taip didelių lūkesčių nededant per, kiek čia, porą valandų. Ir viską apžiūrėsit. Renesanso laikų menas, kaip sakant, viskas iš senovės, tai klasika. Daug vilčių nedėti į kažkokį modernizmą. Girdėjau, kažkas klausė, ar bus modernaus meno. Tai pasakė, jeigu norit modernaus, tai eikite į modernaus meno muziejų. Papietavom, buvom su Evelina nuėję į Turtuolių rajoną, bet į turgų, Papiegiaiskai, burgeriukų. Sakė, skanus. Čia atėjom pažiūrėti vartų. Bandau, kad pasižiūrėtų, taip vartai. Atrodo, čia yra lankytinas objektas. Tai tiek. Nu ir dabar su visa masė žmonių keliausime per perėją. Eime. Ir eisim pasižiūrėti į Retiro parką. O, iš šitos pusės daug geriau matosi, daug labai fotografuojasi. Iš tos įspūdingos vietos. Nu ką, žygiuojam į tą parkelį. Kažkur pamečiau Eveliną, bet šiaip ieškom tualeto.
sunkiai sekasi, bet tikimės, kad bus kažkokia vieta. Parke turėtų būti. Ir pagrindinis parko akcentas tai yra vandens telkinys. Žmonės gali įsinuomoti valtelę ir plaukioti. Daug kas čia fotografuojasi. Oi, tai įdami pakeliui į Crystal Palace, tai galėsim pasižiūrėti. Daug žmogeliukų. Kad ir kiek toli beeitume, žmonių nemažėja. Palacio de Cristal, kaip ir minėjau, mūsų atveju bus uždarytas, tai tik iš išorės, bet jums gal ir atiteks garbė, kam nors keliaujantiems vėliau. Priėjome rūmus Kristalo. Matosi, viduje yra pastoliai statybiniai, tai akivaizdu, kad tikrai yra remontas. Tai jau tik iš išorės pasižiūrėsim, bet ten turėtų būti labai šilta, kaip tokiam šiltnamėlį. Čia pirmieji pavasario džiaugsmai, parodė griedukus. O, gražus pastatėlis, buvo laikinas statinys kažkada pastatytas, kad būtų galima auginti palmes ir kitus augalus. Kažkokiai tais pagrindiniai didžiuliai pasaulio parodai. O po to nuspręsta jį palikti. Ir čia vyksta meno parodos. Apšviestos gerai, viską. Bandau apeiti iš kitos pusės, pasižiūrėti, kaip dabar išlieka rūmai. Čia matau kamštis, fotkinasi pola. Fontanas pagrindinis. Ir rūmų fasadas. Vaizdas iš priekio, kaip atrodo. Saulė gražiai apšviečia kiaurai pastatą. Įdomus toks architektūrinis dalykėlis. Nu ką, jau čia bėga mane iš čia. Šiandien su Madridu jau bus tiek, tik kad dar pavakarieniavom pizzerijai, to, kur buvom atvažiavę pirmą dieną. Tai patiko, surodo. Patiko, kad Duantis sakė tą pačią, nes nenorėjau eksperimentuoti, jeigu būtų neskaniai buvo. Vilna kitą užsisakė. Tai jau pasirodo irgi va, atvažiavę iš Vengrijos, ne? Ne, jo, Kroatijos. Iš Kroatijos atsidarė versliuką savo dirba. Bet fluent, ispaną visiškai net nebūtų sabėjus, kad ta moteris yra Ispanė. O, einam dabar namo, žiūrėsim Euroviziją. Ir rytoj kelsimės ir važiuosim į savo aišku namus ir aplankysime Toledo miestelį. Visi giria, kad labai gražus, tai varysim patikrinti. Gerai. Nu tai ką, iki rytdienos. Bye! Išsinežinom iš savo viešbučio ir apleidžiame Madridą. Madride šiandien sekmadienis, tai ramiai lengvai išvažiuosim. Žalį. Žalį jau? O čia tai raudona dega. O, dabar jau gal ir žalį. Tai šiandien planas grįžti namo, o pakeliui dar užsuksime į Toledo miestą, kur Evelina gavo žinių, jai čia visi rekomendavo, sakė, super gražus miestas. Nu tai žiūrėsim. Atvykom į Toledo, miestelis, 50, ne, gal šiek tiek daugiau kilometrų, gal 6 ar 7 kilometrų nutolęs nuo Madrido, kaip Evelina išskaitė, tai buvusi sostinė senais laikais. Mūsų matosi fragmentas pilies. Atėjom čia tiesiog parkingo aikštelės viršuje, užkilom į pagrindinę aikštę. Ir va čia matom šiek tiek pastatėlių, kuriuos eisim apsižiūrėti, aplankyti. Pažiūrėsim katedrą. Evelina suvalgė savo kroseseną, kuris labai karštas, šviežias. Iš kavos pasiėmiau. 12 laipsnių, tai nėra labai jau, kad jau čia degintų karštis. Toledo senamiestis, centrinė aikštė. Netgi tie, kas atvyksta ir turi daugiau laiko, vat stovi su skėčiais oranžiniais free tour, nemokamą turą siūlo žmogeliukams. Taip studentai mėgsta savo prasivairinti kasdienybę, pramankštinti kokią anglų kalbą. Taip pat siūlo irgi tokias fainas paslaugėlės. Čia ir priėjom pagrindinę Alkazabos pilį. Šiaip čia yra viduje muziejus
su visokiais archeologiniais dalykėliais. Tai mes kažkaip pasirinkom labiau pasivaikščioti tiesiog po miestelį, pasižiūrėti, kaip atrodo, neapsikrauti jau čia tais kultūros dalykais. Kokia graži gynybinė tvirtovė pastatyta irgi iš maurų laikų. Taip pat kitoje pusėje apžvalgos aikštelė, kalnas su daug kolų. Eisim pasižiūrėti, kaip atrodo. Visai graži panorama. Priekyje matom akademija, universitetas Toledo. Upė teka. Gražus slėniai, daug žmogeliukų. Visi nori pasifotkinti. Netrukdysim. Einam link katedros. Žygiuojam link katedros. Navigacija va tokiais keliukais mus stumdo. Čia tipo yra automobilių kelias. Nelabai, ne pats plačiausias. Bet taip yra. Mes jau esam kartą taip užlėkę, net su mašina atvažiavę. Tai dažniausiai darom, kad į artimiausią parkovkę ir tada jau pėstate, nes čia kai įsiveli, tai po to jau nežinai, kaip čia tais milimetrais išvairuot. Nu, va, priėjom jau katedrą pačią. Nelabai kas matosi ir nelabai jau jo čia taip ir nusifotografuosim iš šono, nes atstumai labai nedideli. Gatvelės nedidelės. Galina parduotuviai. Einam pagrindinę plazą. Šoninis įėjimas užtvertas, restauruojamas ar kažkas. Daug viduramžių visokių motyvų ir suvenyrų ta tematika. Atėjom į pagrindinę Toledo plazą šalia katedros. Didinga, graži. Labai retai tokio dydžio katedrą galima pamatyti Ispanijoje, ypač tokiam nedideliam miestelyje. Panašu, kad įėjimas yra uždarytas pagrindinis, visi stoviniuoja, fotografuoja. Mėgaujasi saulė kažkas, bet šiaip labai. Veiksmo netrūksta, bokštais vis dar negalima atsigrožėti, viduramžių muzika, daug įdomių instrumentų. Mes keliaujam link automašiną savo. Turistų sočiai. Daug. Yra netgi ką pasižiūrėti, ką nusipirkti. Zefyrai. Tai šiaip tikrai fainas miestelis. Fainesnis negu nuotraukose ar skaitant Google, nes taip skeptiškai žiūrėjau čia tą valandos nusukimą į šoną. Bet kaip vertinti, Evelina, gerai? Gerai, tikrai galima aplankyti, kas varo į Madridą ir turi ten ekstra dienų, tai čia Toledui skirčiau aš tikrai valandėlę kelio, dar mažiau negu valandėlę. Jo. Vietų, tai tikrai gražus miestelis, ne veltui giriamas. Jo, tikrai verta atvaryti, tai rekomenduojam. Mes pamatėm 2 tokius pagrindinius objektus, dar yra 3, bet kitame miesto gale, tai mes jau, sakant, paliksim ir kitiems pasidžiaugti kažką naujo atrasti. O mes jau minam namučių. Padarėm trumpą sustojimą. Priekyje matosi apsodinti kalnai. Tai ten visur yra alyvuogės daromas alyvuogių aliejus. Nu, mums dar liko 2 valandėlės. Miegučio. Aš jau persirengiau į šiltesnius, tiksliau, vėsesnius drabužius, trumpas rankovės, šortus, nes žiauriai karšta, 22 laipsniai lauke. Siaubas. Gerai deginamės. Gerai. Viskas, grįžom jau namo, jau į savo saulėtąją pakrantę prie jūros, šiek tiek šiltesnių 5 laipsniais orų. Kelionė prailgo, bet buvo graži, kadangi saulė švietė skirtingai nei kaip važiavom į priekį, tai galėjau pasigrožėti visais kalnais, kalneliais.
O šiandien tiek, tai tikiuosi, kad kelionė jums patiko, galbūt pagal tai pasiplanuosite, kaip dar įdomiau lankyti Ispaniją, kad ne tik atvykus į Andalūziją, bet galbūt pavažiuoti ir iki Madrido, porą dienų, matot, tikrai užtenka, plus vieną dieną Toledo ir toliau tiesiog grožėtis Andalūzijos vaizdais, gamta, o jeigu važiuosite dar taip iki balandžio, tai ir mėgsta slidinėti, tai nepamirškit, kad Granadoje slidinėjimo kurortas yra aktyvus ir galima ir skeitinti, ir visaip kaip mėgautis slidinėjimo malonumais. O turint omeny, kad už valandos kelio jau turėsite pliažą ir galėsite mėgauti saulę. Tai čia jau tokio pliuso neduos jums jokia kita šalis, manau, kad tai va. Tai kol kas tiek iki kitos kelionės, nežinom dar kokia bus, bet gal kažkokią sugalvosim. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Čiau.